Kon 6 valandas bandysiu pasiekti Latviją. Padongus bandžiau pripėlti orą, bet čia net oro orą. Tai atsikondau vandens, išgėriau šokoladoką, varau į Latviją. Pirm sustojams bus sedo, tai 20 keli kyla. Gal kam bulvių. Kalnas vardu Panų kalno. Tai ten panas renka. Jau tolumo matuose. Jau visai netoliai. Buvo šis miestas. Medėjinį bažnytėlį. Nu į ten, man atrodo, bus stabtelėjant veitėlį. Trumpam. Centras. Nu į stabtelsiam čia. Nu, o jo visada. Tai jau 22 kyla įveikti per valandėlį 10. Reiks pažiūrėti, koks šitas vidurkis ganėtina greitis turbūt. Tai papasakos apie savo dviratį Kolonzaba Elsas. Dvirat toks nepritaikyts, mint ilgom kelionėm, bet galiu mint toliai, 100 nerodiklis. Ratuką maži, 26 colių, perlenkams, sulankstoms, į bagažinį metams. 5 minutį baigės, apie dviratį papasakojau, tai ir užteks turbūt kelių tų minučių pailsytas dviratis. Reik mint, nes čia netoli į Renavs, tai to Renavo, kiek čia gal kokie 5 kyla, tai ten sustos, gal biškai kažko užkosiu, nes dar kažkaip to nuovargiaus net nė. Judam toliau. Nusukam link žydikų. Ką pasakiau, kai Renavo 5 kyla, ten bus dvaras. Keit tabliečių. Sako. O kuo varoviton Latvijai? Tai iš šaltinį. Tas šaltinis sakė ir labas sveiks. Net iš tolimų šalių ten atvažiuojam pasisemti vandens. Ir daug. Tai varau ir aš pasisemsiu savo arbatą. O čia tai tikra kažkada praplauks. Во, į dvars. Gražus. Nu, į ten kažkur taupys zatek.
Nu, apeikim, apžiūrėkim, o gal dar netyčia ir derbių vėdų gali leis. Kažkada esu buvo vis gražus vidus. O, į dviratą gali užvažiuoti. Nu, užvažiuokim, pasifotkinkim. Nu, pažiūrėkim, derbu. Nederbu. Ir aplinko graži. Nu, kai jau čia esu, turbūt varauju pažiūrės, ton gal storiausi eglį. Ir ten kažkoks, man atrodo, yra 3 pušys, ar kas ten augi išveina kamien. Tai varau pažiūrės, kai čia aš troks kelis akimirks, turbūt nusileisti. Dvėra čia palėksiu. Stagė suvakščias. Na, čia prie tų skulptorikių palėksiu. Ir ten ją apač nusileisiu. Nu, daug laitukų dabar žemyn. Nulėp, kap nulėp, bet kap reikės užlėpti. O bus reikalas. Tiltėlis. Tiltėlis per tom patį Varduvos upį. Na, nieko daug žadantį nėra taupis. Ta pusė tai visai gera. Nu nieko, praplaukti reiks. Meškį reik neužmiršti turbūt pasimti. Čia žuviais turėtų būti. Dar laiptėlių. Raganų susirinkimų veit. Mustas. O, tas medis, kur šveina medžiaus, išauga dar medžių. Iki pat viršaus 1, 2, 3, 4, 5. O tas, akis čia, tas pats, 6. Oho. Kur tu neglį dabar reik rasti? Andžian, gal net neiškos nei laiko. Eglį gal apžiūrės sugrįždam, nes man atrodo, reikia prieš tai vien posūkį pasakyti, jeigu nori tu neglį pamatyti. Nes ten dar vienas dvariuks, man atrodo. Tai grįždams gal užsoksiu. Gražus tai rūma, kažkada netgi peitavom čia skane. Lyg kojėlis dar nebūtų pavargusis, dar 100 laiptukų viršų. Nu, dveras, da tebi. Sauga, vyruka. Nu, į paleiktų dvarą, varau toliau. Dabar turbūt peram sustojams bus vėl žydika. Čia turėtų būti apie 15 kilų. Ten gal dar kažko suku nors. Įminsiu toliau. Tada turėtų būti dar apie 20-30 kilų ir būtų šaltinis. Renava įmėlis. Čia vyks balėmas kaimėlį. Da, iki žydikų 4 kilą. Atrodo toks nelabai didelis kalnas, bet jau taip sunkiai minas eina savo. Nu vo, į žydiką būstė. Vo, suka. O, kaip gera, dviračių takėlė visur turėtų būti padaryti. Būtų pasą paminti, bet ko.
Tikaus, kad bus kur nors suoliuks, kur nors atsisėsti. O, suoliuką ir galėsim atsisėsti. Ui. Reikia kažko nuškosti daga, kad būtų jėgų. Nu, suvalgau šokoladoką. Įvarau toliau. Jau ir 44 kg numinti. Tai dar kažkur iki šaltiniaus lieka apie 10-15 kg. Tai netoli. Tai kad reikės ir grįžti. Tai gausis švies virš 100. Nu, geležinis arklys pailsėjo, varom toliau. Ten bent rašytojais numa, varom pažiūrėti. Šatrijos raganas muziejus. Aišku, nedirb. Per žolinis raganas visas Elsas. Čia matos kas nors kažin. Nu, kaip sako, gražiai gyvena. Ar ant čia negyvena? Tik muziejus padaryti. Nu, neaišku, bet graži trobelė. Niekas neįsileido, tai varom toliau. Tai dabar turėtų prasidėti neužkalnų žvyrkelis, tai tikaus, kad nebus labai stipriai išdaužytumsa ir galės minti normaliai. Kiek tų katinų per tonkėlį einam, aš nesuprantu. Tada jauts. Droški, kietų posi greičiau. Ne kartą. Ate, kažina, pavyks pagauti. Spaudu gazą, palintiniausiam gal netyčia. Da seiksiu. O, kokiu plytėlį gražiai. Tokiu nelietuvišką. Sakyčiau, gražiai. Ten spaud gazą, vos ten pagauti. Nu, žiūrėk jam, ką pavyks. Manau, ką paimsiu. Draks vyksta. Labdienėlį. Pasilabinom, įveikiau, aplinkiau elektrinį motorą. Išsvajotas žvyrkelis. Ir nu bus dabar labai daug. Nu, bet kol kas dar po svelniaus nusuks, svarbiausia, kad nebūtų kaip turbinas. Nors atrėti. Tai tie bus 18 km tau žvyrkelių. Numinsia ir parminsia. Suksam čia vainuoti. Treborta visą, bet dar vis važiuoju. Daryšiaus, aišku, toks taks, bet kad ten kitep nedavažiuosi. Dar lieka 13 kg. Bet tas žvyrkelis tai vargina. Tai saulė pakėlė karštą, reiks nusimauti ir būt. Lengviau bus minti. Žvyrkelis nors kaip ir normalus. Tik veitom būn tos tokius drobinas. O šiaip minti gali. Ar dėl Latvijas eina. Ir kas baisiausia, tolumo nusimato. Elks kalns. Oi. Na, stabtelsiam, fotke. Aš galvoju, kartas nereikės į kienonui užsistumti, nes jau matau, kad bus sunkia. Nu, bet pabandykim. Pats lengviausias bėgis. Bandau, dar vis nesistum. Kažkur jau gal poskui kalnį važiavau. Dar posliek vos reidų. Visai nedaug beliek. Nu dar keli minimą. Įmyniau. Nereikėjo nulėkti. Nu dar rodo 10 kg. Tai minu toliau. Aš ką pagalvoju, taip sunkiai įmyniau. Bet kaip reikės grįžti, kaip gera bus leistais. Ten buvo tabliečių, o čia ungliukų. Pravažiuojant tos mašinas, čia dulkių, ką užkeltai pipėts.
Dabar tai bus dulkių. Eik tu savo. Ir jis net nelietė. O šlikštynį koks. Autostrado pataikiau blemba. Ir čia daugumą lietuvių važiuon. Įvažiuon taip šlikščia, tai gazas spaud. Vienas kits tą pristabdė. Kits specialiai dar atrod paspautom gazą. Siaubas. Lemba plentas važinėdam tiek žmonių nesutikau, kiek čia dabar. O, posūkėlis ten kur rėk. Belieka tik porą 3 kilo. Nu tai karjera. Pripat jau. Prikas į paleik turbūt. Gal paskui baigas vėl atvažiuom prikas, tą kapčių suprast. Ką žina, kai jau belieka tik tą kėlį kyla iki tavo tikslą. Žiauriai apsidžiauriai. Bet kad žina, ką dar reikės taip pat parminti, tada galvoju, kad tos laimis teikinė da. Vartelę uždaryti, bet mums ten nerek. Suksėm į dešinį, ten į apačią. Lūdzu, aizvert vartinus, turbūt uždaryti vartus. Kon tas bereiškia lūdzu parvietoties tikai pa betontajiem celinėm. Turbūt jei tik tą betoninį takų. Tai te perėkiam. Uminkiam, ką mėgti. Praminsiam tus paskutinius metrelius iki vandens kanaus. Kaip tik montakėlis. Čia sakė žėjimą padarė ton tą, kad žmonį būtų lengviau pasimti vandens, nes čia susidaro kartas neteilė su savo kibiras. Tai sakė žmonės, kaip velgdavo, tai padarė tokį tą kėlį. Kai girdėjau, nežinavote iš tikrųjų. Ten seni rūmo kažkokie. Galėtų restauruoti, būtų gražus. Neblogo atrodo. O ten tas šaltinis prie tų gėlių. Na tai varau. O ten lyg ir upėtakis augint. Vandenėlis kaip rištols. Skaidrus. Net sakyčiau, melsva posi. Labai gera, ką žmonių nėra. Va ten ant tą reikia atpilti. Nu įvaro. Nu gražiai. Na, va, buteliuką paruošti. Prisipilu. Įskanauju. O šalsko. Svarbiausia prisipilti arbatelę vandens. Bus pilnas. Jeigu reiks papildomą vandens parsivežti, o svorės kiek. Reikia pasimti sumuštinį, užkosti varyti. Nu von, stalioka akmeninė. Prasidėt balis. Nu, užkondau, pasižiūrėjau. Numiniau 63 kilus, vidurkis 18 kilų. Tai dabar tiek pat turbūt reikės įparminti. Tai susikraunu savo vandenį ir varau. Arba panaudoju arbatą ir bandau perskelti numiai. Čiapt. Ai, ką gera pasisekė. Bet dvirats paliek ten. Neišdegi plans. Nuvarks atgal. O dviratėlis, ką nudulkėjais. Nuvarom. Žiūrėsim da biškį čia. Tai judam namie.
Nu, skaidroms neišpasakyti. Čia galėtų žuvėlis plaukioti. Pasidžiaugti. O tai iš kur čia parbėgtas vanduo? Turbūt iš ten dar. Reikėtų jau mint, bet nu toks tas kalnas neviliojančiai atrodo. O jeigu žmonės ant ten su butelį, na, pasistumų sudarė viršų. Nu gaila, kad ten negali eiti apžiūrėti. Gražiai atrodo. Tai nevedu pasivaikščioti iš viso būt turbūt. Pasak. Ir aš apvažiuoti už kitus postus pažiūrėti, kaip atrodo. Pažiūrėkime, pavyks ten kaip nors privažiuoti ar ne. Ne, labai jaučiu. Reikia ten da pažiūrėti. Tai visi rūmą leiktų už vartų. Gražina aplinka, bet pačių rūmų dar turbūt nutvarti į kliešų. Bundin matyti pilsta. Ir ten vartą uždaryti. Tai žodžiu, ten nepateksim. Nu, varau link telšių. Vėl geras takėlis. Vėl pradėt Sacharą. Blemba, iš kur tu čia tik mašiną, aš nesuprantu. Blemba. O, gražiai. Gražiai. Čia reik nesu tokie sakinės mint, bet darba akinės. Kur užspaut už visų pašalių. Siaubas. Anta vėl kažkas nulėkė. Čia kaip autostrada, anta kits vėl parlė. Lemba, aš nesuprantu, iš kur čia nutik. Nu, tas jau čia irgi spauda ant abikiai. Ai, tai tiesiuoji ilga da. Dar kažkur lieka apie 15-16 km žvyrkelių. Vo, jau tolumo matos Mažeikių naftą. Tai gal aš visai netoli jau Lietuvos. Ką gera. Gal čia tas, kur sakiau, kad didelis kalnas buvo. Dabar gal jau leisos ir bus Lietuvos jau ta seina. O, tai visai normaliai judas. Galvoju, kad čia išvis bus sunkiai. O va tai tau, Lietuvos Respublika. Eina savo. Vos bereida. Tas žvyrkelis tai siaubas. Ką pagalvojus, vien žvyrkelių bus praminis apie 40 kg, nedaugiau. O dar ką baigsi žvyrkelis, kiek čia dar liks muniai? Apie 40 kg dar liks. Nu bet, va, parvažiuojam dar viens dulkių maišėlis. Pristabd. Nelaba. Ir už kiek čia tų kilų bus žydika. Ai, blemba, da 6 kilo žvyrkelių reiškia. Ojojoj. Nusirengia biškį, nes jau visai per karštą. Tai gal biškį atvėsų, bus lengviau. Nes tai blemba, 6 kilo dar žvyrkelių. Jaučiu visai išgręš visas jėgas. Štai ant to namą jau turėtų, man atrodo, prasidėti geras kelias. Eina savo. Va ten ant tą prasidės asfaltas. Žiavau į asfaltą. Bet nepalengvėja minti. Ir varau ant sauliuką atsisėsiu. Suvalgysiu dar škandukų ir varysiu toliau. Atgal tau pačiu takeliu. Nu, užkoskiam baltymų ir varom toliau. Pasistiprinta, išgerta, pavalgyta. Judam toliau, leikta apie 40 kelis kilus. Spaudam gazą. Atminant, buvo lengviau mint, nes vies buvo matyti nogar, nes dabar ką reik mint, vien tik prieš vėją. Oi. Žvyrkelis baigės, nors ten vies būti priešas. Na bet, kaip nors. Ką žena, prasilenksiam. Baisė jau didelis.
Oi, koks. Ūkininkam išeiginių ne. Renava kaimėlis. Nu va, Renava dvars, bet aš tai nesoksiu, staptelsiu prie ženklą, įkalsiu vandens, įvarysiu toliau. Nu, į čia sustosiu. Kažkokį niekutį nusipirkau parduotuvė, anksčiau kur budiko buvau. Tai paragaud, visai neblogs. Elektrolitam taip pat statyti. Gal dausi jėgų, nes da daug min, blemba, apie 30 kg. Aš tai ištverčiau, bet man dvirits kažin ar ištvers. Pavargis vargšas stovanta. Norėk minti, juk tas vargšas pats neparsimins. Vės dar labiau sukėla, bet trūks to, kad dar lyt pradėtų, nes ten tuo pusė jau neaukštos debesis. Tuo pusė debesis, o tuo pusė buvo tep. Tai dar ir lyt pradės, nu šaunė. Neapvarys aš tos eglis pažiūrėti. Nes nenoriu dar sulyti. Įsitinta nuvažiuos, atrodo netoliai. Viens kils gautumės pirmien atgal daug maž. Bet vis tiek laiks eina. Pagaliau sėda. Buvo temperum sustojams, bet tikra nebus paskutinis. Da turiu tokį kozerį. Ir nežinau, nesu bandęs. Gal daustų jėgų. Raša granatą. Tai gal daus tokios jėgos. Tai gal dar parminsiu. Nes dar lieka apie 25 kg. Nu, grubiai čia sakau, gal 20 dar. Skans. Jeigu ir nedaus jėgų, bet bent jau nebus suvalgys. Dviratsai kaip iš druskų kasyklų grįžęs. Balts. Ojei, koks. Reiks gal kažkada nuplaut dabar anu. Čia tai išvesi. Kaip murzius, koks važinėjaus dabar. Įsijungiau palei navigaciją, pažiūrėt, dalek tų telšių. Numulėka 27 km. Tai net neblauks, nes jau virpuosi 3, o 5 valandų turbūt vėliausiai, nes reiks varyti filmą. Spaudų gazą. Kaip tik pradžiu ant tą lauk, pakalnį iškart su kalnu. Nu, įvarau. Leku. 5 kg jau numiniau. Stos atsigerti. Paskiau dar minsiu. Nieko daug stoviniuoti atsigeriau burkšnį vandens. Minu toliau, nes laik spaudų. Varau užmėsti akį pas tų panų. Oi, mašinsiau stov, panų privažiavus. Krūva. Nu tai varau, pašnekinti. Panas kažkur išėjo. Palek mašiną ir išvarė. Nu, gerai, pakerpėsiu ramiai. Neįsivaizduoju, ką aš planavau. Aš paskaičiavau, kad reikia būti 100 arba 108 km. O gausies 130, jeigu ne 130 keli. Tai 30 kg daugiau negu planavau, tai dėl to turbūt man tep sunkiai ir. Nu, bet turbūt įveiks, tai tiek įbelieka 18 km. Nu, ko, atsigeriau vandens, paplirpiau, važiuoju toliau. Paleikti vaitelį. Judam toliau. Matau stotėlį. Kaip tik būsiu praminis vėl 5 kg. Tai stuosiu vėl vandens. Numint buvo lengviau, nes daugiau nuokalnių buvo. Ir vės buvo palankus. O kai reik parminti vėsi pavargis, dar daugiau įkalnių. Tai nu, na, kas sunkiai. Bet teik belieka jau 12 kg. Tai įveiks, manau. Nors jau kelet lašiukų užkrėt. Gerai, kad tokį dolksną praėjo, tai manau, kad taip baigsis, nes Lietuvos nebuvo apžadėjai. Nu, ko lipam, važiuojam. Šeit telšių. Tai jau visai pripaznuma. Na, aš jau visai netoliai numų. Tai gausiu šiandien apie 130 kelius kilus. Džiaugaus, kad vis dėlto pavyko. Ne tiek buvau suplanuota, gavus daugiau, bet tai liuks. Su savo mažas ratukas įveikiau.